Sveiki, aš esu Gabija ir šiandien moderuosiu Žvelk giliau pokalbį kartu su ambasadorėmis, tai Jovita ir Milda. Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos tikslas yra įgalinti asmenis patyrusius arba patiriančius psichikos sveikatos sunkumų ir susidūrusius su artimųjų psichikos sveikatos sunkumais. Tapę psichikos sveikatos ambasadoriai savo bendruomenėse dalijasi savo patirtimi, kurią išgirsime ir šiandien. O taip pat šalia manęs yra klinikinė psichologė Vasarė Kardišauskė. Individualių patirčių istorijas papildys medicininėmis ir savo kaip psichologijos praktikos žiniomis. Tai šiandien mes paliesime ir pakalbėsime apie nerimą. Tai iš karto norėčiau paklausti psichologės Vasarės, kas yra nerimas. Taip, tai nerimas yra emocija, tai yra būsena visiškai normali, kurią jaučia kiekvienas žmogus. Galbūt šiais laikais tai yra labai taip galvojama, kad nerimas turi tais neigiamą reikšmę, bet iš tikrųjų nerimas, kaip ir kitos emocijos, įspėja mus ir paruošia mus įvairiems dalykams. Tačiau sunkumai kyla tada, kai su nerimu yra sunku susitvarkyti, kai jis užima didžiąją tavo gyvenimo dalį ir trukdo tau atlikti įprastus veiksmus ir tos nerimą keliančios mintys užgožia visą kitą, kas vyksta tavo gyvenime. Tada jau mes matome kylančius sunkumus ir verta tada ieškoti pagalbos, kai matai, kai nerimas emocijų visame spektre užima didžiausią dalį. O kokie tie pagrindiniai simptomai pastebimi? Man yra nerimas. Taip, tai nerimas ar ne, jeigu tai būtų įprastas nerimas, tai pavyzdžiui, prieš kontrolinį nerimauja, kokį paaiškinimą gausi, ar ne, į pasimatymą nerimauja, kaip čia seksis, ar neužstriks kokią salotą tarp dantų, ar aš čia gražiai atrodau, ar aš skaniai kvepiu, ar ne, tai yra tokios normalios nerimaujančios mintis, ar ne, ir įvyksta kažkoks veiksmas, ar galbūt dingsta tas nerimas, galbūt prisimeni truputėlį save pagraužį, kaip ten viskas nutiko. Bet jeigu jau kalbame apie sutrikimą ar tokią būseną, kur reikia kreiptis pagalbos, tai yra nuolatinis ar ne nerimas, tai nuolatinis mintys, sakyčiau, toks gal savęs plakimas, dažnai tai perauga į fizinius simptomus, ar ne, tai mes pajaučiam, tai yra sutrinka miegas, sutrinka virškinimas, dažnai ir nepajauti įtampą savo kūne, negali atsipalaiduoti, įtemptos rankos, įtemptos kojos, zvimbianti galva ar ne nuo minčių ir tiesiog nebegali suvaldyti to minčių srauto, ar ne, tai tokios kaip ir obsesinės mintis gali atsirasti. Simptomų iš tikrųjų yra labai daug, dažnai ir ieškome internete ir bandome sutikrinti, bet jeigu tu jau jauti, kad tavo gyvenimo kokybė nukenčia ir tu esi tikrai dažnai pastebi nerimą ir tai jau gali peraugti ar ne ir į kitus dalykus, tai jau verta tiesiog truputėlį pasigilinti ir ne tik vienam tame likti, bet ir pasikonsultuoti su kažkuo, ar ne, ar jau reikia tam tikrų veiksmų, apie kurios galėsim vėliau pakalbėti. Tai galbūt tada, Milda, gal tu galėtum pasidalinti savo patirtimi apie nerimą, kaip tu jį jauti, kaip tu su juo gyveni, kaip tu stengiasi jaustis kuo geriau patiriant jį. Tai turbūt nerimas, kurį aš pradėjau patirti ir dėl kurio aš vėliau kreipiausi pagalbos, prasidėjo man prieš maždaug 3 metus. Mano tėtis turi bipolinį sutrikimą, aš turiu depresiją ir kartu su ja eina nerimas. Aš diagnozuoto nerimo neturiu, bet esu turėjus ne vieną panikos ataką, nerimo ataką. Ir man tas nerimas stipriausiai pasireiškė, kai tėčiui buvo vienas iš manijos epizodų, tai yra, kai žmogus gali tapti, ir mano tėtis tapdavo labai agresyvus, ir aš tą dieną buvau namie, ir jam tiesiog buvo epizodas, ir jį, nelabai gražiai išvežė į ligoninę, ir tada prasidėjo labai daug nerimo, kaip aš turiu padėti žmogui, taip pat ir apie tai, kad tai nėra visiškai mano problema, jis yra suaugęs žmogus, aš turiu savo asmeninį gyvenimą, bet iš vaikystės aš kaip ir buvau užaugusi taip, kad aš turiu rūpintis kitais. Ir tai buvo nerimas apie tai, kaip man gyventi, ir aš nežinojau,
kaip naujai čia man elgtis. Ir tas nerimas tiesiog buvo toks kasdieninis, visiškai apie tai, ką man daryti ir aš nieko taip ir nesugalvodavau. Ir tai mane visiškai stabdė nuo tų kasdieninių pasirinkimų, tiesiog aš ir nevalgydavau pakankamai, ar tiesiog nieko neveikdavau, nes jis mane paralyžiuodavo. Ir tos panikos atakos dabar būna dažniausiai apie grynai ribų statymą, apie tai, kai man reikia pasirinkti labai stipriai tarp kito žmogaus ir savęs, tarp savo gerovės, nes aš žinau, kad ribų statymas yra labai svarbus ir tada dažniausiai man tas nerimas ir prasideda, kai susikerta tai, kaip aš buvau užauginta ir tai, kaip aš noriu gyventi dabar. Tai pirmas dalykas, kuris man iš tikrųjų padėjo su tuo, tai buvo knyga apie ribas. Bet iš tikrųjų su nerimu labai daug padeda fizinė veikla. Pavyzdžiui, toks paprastas dalykas kaip pritūpimai. Kai aš nerimauju, aš tiesiog pradedu daryti pritūpimus, kai jau suprantu, kad man nebegerai galvoj ir aš nieką nebegaliu koncentruoti, tai aš pradedu daryti pritūpimus. Arba aš jaučiu, kad man ta panikos ataka, tai gerai, aš žinau, kad jį dažniausiai trunka apie kelias minutės. Tai aš jau esu išmokusi, kad jį praeis. Tai pirmiausia, tai žinoti yra labai sunku. Ir dėl to savo padėti yra labai sunku. Bet po kurio laiko tu išmoksti, kad tai praeis, kad tai yra emocija, ji kaip banga, ji ateina, ji praeina. Ir tiesiog tas faktas žinojimas. Ir taip pat žmonės aplinkui. Mes dažnai turbūt esame įsitikinę, turim tą stigmą, kad kitiems nerūpim, kad nerūpim tiek, kad jie mums padėtų. Bet iš tikrųjų labai daug žmonių nori mus mylėti ir mums padėti. Dėl to aš dabar, kai man blogai, aš jau esu išmokusi tiesiog paskambinti. Turiu galvoje sąrašiuką žmonių, kuriem visada galiu paskambinti ir jeigu vienas neatsiliepia, aš skambinu kitam. Ir paskutinį kartą, kai man buvo panikos ataka, aš tiesiog sakau, žiūrėk, aš dabar prastai jaučiuosi arba turiu panikos ataką ir papasakok man, kodėl verta gyventi ir papasakok, kodėl aš faina, kodėl tu mane myli. Ir jie man papasakoja visą tai ir paskui gal aš jau noriu pasakoti apie tai, kas man vyksta, bet jie nukreipia mano mintis į tai, kas yra realybė, į tai, kodėl aš faina. Tai yra, aš išmokstu, kaip padėti savo ir tada įtraukiu kitus žmonės į tai, kad jie gali man padėti. Aš noriu paklausti, kuo skiriasi obsesinės mintys nuo panikos atakų. Tai obsesinės mintys iš tikrųjų yra, kaip ir minėjau, yra toks nuolatinis srautas. Ir jį dažnai patiriam kažkokiuose ir sunkiuose emociniais būklės, ar ne, kur tu negali net nutraukti ir tau net fiziškai kartais skauda ir tu norėtum, kad kažkas tiesiog sustabdytų tavo mintis, tavo galvą, ar ne. O panikos ataka tai yra kažkas, kas užeina staiga. Tam gali būti labai aiškus stimulas ir dažniausiai, kai teikiama pagalba, tai ir ieškoma, koks stimulas, kokiuose situacijose tai nutinka. Kartais būna, kad nėra aiškaus vieno kažkokio stimulo ar situacijos, kaip prasideda panikos ataka. Ir tai gali būti kažkoks, kaip įvardinamas, triggeris, kuris tarsi šokinėja, turi temą, bet ją sunku užčiuopti. Bet dažnai, kaip aš paminėjau, Milda, kai jau žinai savo situacijas, žinai, ką tu situacijoje daryti, tai kartais žmonės labai neieško priežasties, kada čia prasidės, bet tiesiog turi planą, kad kai prasidės, aš skambinsiu, aš darysiu pritūpimus, kažką darysiu ar ne. Tai panikos atakos tiesiog tas didžiausias skirtumas, kad staiga ir staigiai praeina. Obsesinės mintis gali kamuoti visą dieną ir tikriausiai ir naktį. Jūs turi galvoti tam pačiam sraute, ar ne, kaip yra viskas blogai, kaip man rasti prasmę gyventi, kaip man atsistoti. Ir tikrai būna sunku sustabdyti tam pačius srautą. O kai tu jauti dabar panikos atakas ir tu mokysi jomis daroti, žinai, kad gali paskambinti, įgalinti savo kūną, anksčiau ką darydavai? Buvai minėjus, kad buvai pradėjus užsimti savižalą. Taip.
kai negali susitvarkyti su tokiais dalykais, nežinai, kur ieškoti pagalbos, mano iš tikrųjų tada ir ateina noras save žaloti, nes ta emocija yra labai labai stipri ir tu ją iš tikrųjų dažniausiai jauti per visą kūną, dažniausiai galbūt per kažkur čia ir paskui po tos panikos atakos dažniausiai atjungia visą kūną. Tai man tiesiog norėdavosi save žaloti ir mano savižalos būdas būdavo trankyti galvą į kažkur, į stalą, į sieną. Ir aš tai darydavau. Ir po vieno tokio incidento aš jau nusprendžiau baigtis į ligoninę, nes supratau, kad tai nebėra sveika. Tai buvo kartų, kai aš tiesiog nepasiduodavau tam impulsui save žaloti, bet man nerimo ypač, gal panikos atakos ne tiek stipriai, nes panikos atakos yra kelios minutės, o nerimo atakos, taip suprantu, jos labiau kaip obsesinės tos mintis, kur gali ilgai trukti. Ir kai jos trunka ilgai ir tu nebežinai, ką su save daryti, tai tu nori save žaloti, nes atrodo, kad tas fizinis skausmas, kurį savo sukeli, jis padeda tau išgyventi visas tas mintis, kurios vyksta, bet tai yra, aišku, labai nesveikas dalykas, dėl to yra tokie patarimai, kaip, nežinau, pakišti rankas po šaltą vandenį, ledukų paimti į rankas. Arba toks irgi pavyzdys, ar ne, žmonės, kurie pradeda po šaltų dušų matytis, ar ne? Ir kodėl tai padeda taip ir tarsi prikelia tą tavo nervų sistemą, nes tą akimirką, kai tu po ledinių dušų, tu tikrai negalvosi, kad tau kažkas nepasisekė, tu tiesiog galvosi šalta, ar ne? Ir tavo kūnas restartuojasi, ir tavo mintys pagaliau mirins. Tai viską iš tikrųjų, ką paminėjau, ar ne, ledukai būna, ar ne, kad šukas, pavyzdžiui, šepetį suspaudi irgi, tai bet koks toks įžeminantis jausmas, kur tiesiog tavo kūnas į tai susikoncentruotų, ar ne. Mūsų smegenys labai protingos, mūsų nervų sistema labai protinga ir viskas yra sutelkiama į tą vietą, ar ne, kažką, tai bet ką darysi ant adatų, ar ne. Pavyzdžiui, stovėsi kilimėlio, tu galvosi tik apie tai ir jokios kitos mintys neteis į galvą. Tai čia yra ta savipagalba, kur tu treniruoji savo nervų sistemą ir, ar ne, ir tam tokiam sąmoningumui, kaip, ar ne, kitiems sunku medituoti, nes tam reikia didelio tokio pasiruošimo, ar sėdėti tyliai, ar ne, ir savo sąmonę taip nutildyti yra sunku, bet po šalto dušu įeis ir jau savaime tylą pasieksi tam tikrą. Bet jeigu pastebi, kad artimoje aplinkoje žmogus užsiminėja tą savižalą, kur iš tikrųjų labai žaloja ir palieka randus, kaip tada reikia reaguoti? Ką daryti? Iš karto kreiptis pagalbos prievartiniu būdu? Aš gal priešinčiau, kad Milda sureaguotų ir tada, kaip tau buvo šita patirtis, tada aš galėsiu. Aš manau, kad aš tiesiog buvau palyginus ganėtinai sąmoninga, nes aš lankiau ir psichoterapiją tuo metu, dar prieš man prasidedant depresijai ir nerimui. Ir manau, kad prievartiniu būdu tai jau yra paskutinis resursas, dėl to, kad jeigu tu prievartiniu būdu pabuldysi žmogų į ligoninę, jis labai priešinsis daktarams, jis priešinsis vaistams. Nes pirma pagalba iš vis sveikstant su psichikos ligomis, nuo psichikos ligų, yra suvokimas, kad tu jomis sergi, nes vaistai, ligoninė, tai yra geras dalykas, bet tai yra kompleksinis gydymas. Vaistai, ligoninė, sąmoningumas, tai prievartinis būdas yra pats paskutinis. Aš gal norėčiau pratęsti Mildą ir pasakyti, kaip elgtis, nes aš po to galėsiu plačiau papasakoti apie savo nerimo sutrikimą, kuris man yra diagnozuotas kaip nerimo sutrikimas ir kaip iš tikrųjų padėti man irgi, kaip ir Mildai, buvo gana paprasta kreiptis pagalbos, nes aš jau prieš 2 metus lankiau psichoterapiją, aš augau gana sąmoningoje šeimoje, mano mama mokytoja, todėl buvo išėjus ir psichologijos kursus, tai visada sakydavo, klausdavo, kaip aš jaučiuosi ir kas man yra, todėl man prašyti pagalbos, pasakyti, kas negerai, tai buvo savaime suprantama, bet aš manau, jeigu matai, kad kažkas žaloja, tai iš esmės jau kai žmogus žalojas, jau tai indikuoja, man atrodo, kad tai yra psichikos sveikatos sutrikimas ir kad tam žmogui neužteks tiesiog vieno pokalbio ir jam reikia
specialistų pagalbos. Man atrodo, kas tokiu atveju yra svarbu, tai tiesiog artimiesiems, ar tai labai geras draugas, ar mama, ar tėtis, ar partneris, paklausti, kas nutiko, kaip tu jautiesi, kodėl taip yra, pabandyti paaiškinti ir sakyti, kad taip neturi būti, bet kad galima tau padėti, kad yra įvairių būdų. Aš labai, pavyzdžiui, bijojau būti į ligoninę ir atsimenu, mama paskambino ir sako, ten tikrai nieko blogo nebus, ta prasme, gydytojai pasirūpins ir viskas bus gerai. Tiesiog bandyti tą žmogų nuteikti, kad viskas tvarkoj ir tuo labiau, kas man atrodo svarbu ir kas man labai padėjo, tai be mamos mane labai palaikė mano partneris ir jis visada buvo šalia. Yra tas patarimas, kad kai žmogus išgyvena tą sunką etapą, būti šalia ir visi klausia, kaip būti. Tiesiog būti paprastai, žinoti, kad aš to žmogaus nepaliksiu, net jeigu jam ir labai sunku ir kad aš visada galėsiu jam paskambinti, jam pasikreiptis. Ligoninėje susipažinau su nuostabia mergina, mes kartu gulėjom vienoj palatoj ir labai susibendravom, mūsų istorijos panašios. Kai šiandien nutinka kažkoks epizodas, ar man, ar jai, mes žinom, kad esam viena kitai ir mes tiesiog paskambinam, nes aš kartais aš labai dažnai savo draugui pasakoju apie tai, kaip jaučiuosi, kas man yra, aš nebenoriu į tą duobę įkristi, kurioj buvau nerimo, iš kurios buvo sunku pakilti, tai aš jau išmokau, kad kai yra kažkokia mintis, kuri mane neramina, nes aš iš esmės pasižiūriu obsesinę mintį, ne taip, kaip Milda sakė, ką man daryt, mano galva kuria scenarijus, o kas jeigu tai bus. Tada, kai su tuo scenarijum susitvarkau, mano galva kuria kitą scenarijų, o kas taip jeigu bus. Bet aš neįkriščiau tą scenarijų, kai vos būna kažkokia mažytė kropelytė, kad gali tai būti, aš savo draugui pasakoju, mes gyvenam kartu ir aš jam sakau, žiūrėk, yra taip ir taip. Ir jisai tada tiesiog labai protingai man aiškina, kokia situacija ir jeigu bus taip ir taip, tai tada kreipsimės pagalbos. Tai tiesiog su ta drauge, pavyzdžiui, net jeigu draugui pasakoju, visada žinau, kur sakau, kad šitą jį geriau supras. Ir aš jai tiesiog paskambinu ir mes pasikalbam, nes aš žinau, kad jie yra. Tai tiesiog ta pagalba ir tokia yra, tas labai šabloninis atsakymas būti, bet būti atvira širdim. Žinoti, kad jis nepadės ragelio, kad to žmogus nesakys, kad čia nesąmonė ir prisigalvoji, kad kai tu sakysi, kad aš nesugebėsiu iš tos duobės išlipti, pasakys, sugebėsi, čia yra tik maža dalelytė. Aš gal pridėsiu, kad dažnai impulsas būna toksai suprasti, ar ne, tu nori suprasti tą žmogų ir pasakyti tokią frazę, man irgi, žinok, panašiai buvo, aš tave suprantu ir tu kažkaip tada galvoji, tai gerai, dabar aš žinosiu, ką daryti, nes man irgi kažkada kažkas, tai gal tai parekomenduočiau nebijoti nesuprasti, nes aš manau, mes Gabija klausom, ar ne, ar mes negalim įsikūnyti į, ar ne, jūsų kailį, mes galim išgirsti, pasidžiaugti, kad jūs kreipėtės pagalbos, kad buvot sąmoningos, bet negalim sakyti, jau suprantu, ten tikriausiai sunku buvo, ar ne. Tai ir tie žmonės, kurie yra šalia, tegu nebijau pasakyti, žinok, nesuprantu, bet skamba, tai taip, kad tikrai aš turiu šalia tavęs būti, ar ne. Tai nebijoti, kaip ir jos tiesiog būti, bet to supratimo, ir gal ir niekada nesupras, ir palinkėčiau tikrai nesuprasti, ką reiškia, ar ne, tai patirti. Ir dar iš savo praktinio darbo, tai dažnai, ypatingai su paaugliais, būna atvejų, kai tu akivaizdžiai matai, kad yra savižalų ženklų, bet irgi yra impulsas toksai neigti. Tarkim, tas žmogus sakys, kad aš čia susižeidžiu kažką darydamas, kad jam draskė. Įvairių, ar ne, būna pasiteisinimų ir kartais iš tos baimės, kad tu nežinai, ką daryti ir sutiksi su tuo. Tai tikriausiai namie, jau sakė, namie turiu katiną tam tą mergaitę, tai tikriausiai ir apdraskė visą ranką, ar ne. Nors visiems jau smegenys raudonas mygtukas, tikrai save žaloja, tikrai taip katinas tiesom linijom nedrasko. Tai irgi šitoj vietoj pagauti save, kad jeigu tu tai pastebėsi ir įvardinsi, tam žmogui tai tik padės. Tas slėpimasis ir padėjimas jam meluoti, ar ne, kad tu tikrai susižeidai, būsi atsargesnė. Tikrai tai nedings savaime, ar ne, tai jau yra ženklas visiems akivaizdus, tai tiesiog reaguoti į tai, pasakyti žmogui, aš matau, kad kažkas negerai, galbūt aš nežinau, ką daryti, bet pasakyk. Ir kaip minėjo ambasadorius, pateikti variantus, jeigu sunku pateikti variantus, susirasti žmogų, kuris tau gali patarti, ar ne, kad ir tas pats psichologas, ar ne, tai gali tėvai kreiptis ir paklausti, kaip man būti su savo vaiku. Jis šiuo metu pas jūs nenori lankytis, nemato ar ne kažkokio tikslo, bet ką man daryti. Ir tada jau tėvai žino, ką daryti ir pamažu gali ateiti prie to, kad visa šeima ar neapsilankys psichologą, arba tas žmogus
bet iš tikrųjų jūsų patirtys, galvoju, ar ne, kai yra teorija skaitom ir išgirsti patirtis, kaip viskas gali skirtingai būti ir kaip vyksta, tai labai, labai įdomu girdėti ir manau bus visiems, kurie su susidarė klausyti, bus labai naudinga. Aš dar gal labai norėjau papildyti iš to buvimo, kaip būti, tai mano galvoje vienas yra pavyzdys konkretus įsiminęs, nes tikrai čia niekam nepaslaptis iš mano visų artimųjų, kai man tas priepuolis pasireiškė, buvo lygiai metai atgal ir aš antrą kartą tokį stiprų turėjau ir iš pirmo pati išsikapanojau, iš to supratau, kad man nebepavyks, bet vis tiek ir tu esi tam nerime, o kas jeigu, tu bandai save pateisinti, tu galvoji, kad tu vis tiek esi normalus, čia visi kažkokie negeri ir 100 kartų klausiau ir artimųjų, ar mano tikrai, kad čia man negerai ir aš užsiregistravau pas psichiatrą, nes lankiausi jau pas psichologą ir mačiau, kad man to yra per mažai, man reikia kitos pagalbos, galbūt reikia vaistų šiek tiek kuriam laikotarpiui. Ir buvo baisu labai eiti pirmą kartą, labai bijojau, nes bijojau, kad tas nerimas, jis kartais atrodo dėl tų menkiausių dalykų, tos obsesinės mintys kyla. Ir aš labai bijojau to, kad psichiatrė pasakys, kad čia nesąmonė, dėl ko tu pergyveni ir ten panašiai. Ir aš tikrai labai bijojau eiti ir mano draugas tiesiog sako, ar tave palydėti. Ir jis mane palydėjo ir jis sėdėjo laukiamajam, kol aš buvau pas psichiatrę ir aš kai išėjau iš kabineto, jis vis dar laukė. Ir tai yra labai paprasti mažyčiai dalykai ir gal mes manom, kad jie yra per paprasti, kad taip nepadėsiu žmogui, bet iš tikrųjų padėsiu, nes net ir sunkiausiam akimirkom, tas man padėjo kapanotis ir kai kalbam apie savižalą, tai aš niekada savęs nežalojau, bet aš turėjau tų minčių, nes kai yra obsesinės mintys, kaip ir psichologė minėjo, kad norisi tiesiog, kad kažkas jas išjungtų, baigit mane kankinti ir tiesiog, ar aš pati, pavyzdžiui, labai bijau mirties, bet aš kartais galvodavau, kad čia jau yra ta riba, kur man nebūtų baisu, nes jeigu reikės to visą gyvenimą gyventi, tai ne, tikrai ne. Tikrai buvo ir ligoniniai gulint minčių, kad kam iš viso aš tą kelionę čia pradėjau, nes ligoniniai irgi, ta prasme, viskas ten yra gerai, priežiūra puikiai ir superinė, bet tos emocijos tavo paties nėra, jos ten jau labai super ir nuostabios. Tai tikrai buvo visokių minčių, bet iš karto aš žinodavau, kad yra žmogus, kuriam tikrai labai rūpi ir dėl kurio, jeigu aš pati šiandien dėl savęs negaliu pasirūpinti, tai gal bent jau galiu padaryti, kad kito nesutraumuočiau, kad man labiau ir tai padėjo išlipti iš tikrųjų. Čia iš tikrųjų gal taip į mokslą gal atvesiu, kodėl tas jausmas yra, tai ir ne mūsų nervų sistemos, ką dabar kalbėdamos jaučiat, kad visos tą pačią emociją ar ne, tarsi dalinamės, mūsų nervų sistemos yra toks dalykas kaip koreguliacija. Pavyzdžiui, mano ramybė gali tave nuraminti ir tavo neramybė gali mane užkrėsti nerimo, ar ne, tikriausiai visi susidūrė, kai kažkas labai ten bus čia sunku ir staiga jau visi pradeda taip jau, kad čia tikrai sunku bus, bet kažkas ateina ramaus, ar ne, ar kažkokį žaidimą praveda ir visas taiga atsipalaiduoja, tai čia yra mūsų nervų sistemos bendravimas. Tai čia yra toksai sakyčiau, ir pirmas, ir paskutinis ginklas, kai tu nežinai, ką daryti. Tai leisti tiesiog būti jūsų ar ne, jūsų nervų sistemoms, jūsų kūnams, tai tas atsigulimas, rankos padavimas ar ne. Bet kas yra, tu esi tiesiog šalia, tu esi ir tu savo buvimu padedi. Žinau, kad tai skamba per paprastai ir dažnai, kai matai savo artimąjį ar ne, draugą, kai jis tikrai kančioje gyvena, tu nori nuversti kalnus, nori išspręsti visas problemas. Tu man pasakyk, nepatinka tas žmogus, gerai, viskas, išsikraustam, pakeičia miestą mokyklą ar ne, bet tu taip neišspręsi nieko, nes viskas viduje ir ar ne, viskas vyksta jumyse, tai va tas buvimas ir yra tai, kas gali padėti, tai manau, tas buvimas ar ne, tas raktinis žodis būti. O grįžtant prie tavo istorijos, tau sakė, yra diagnozuotas mišrus nerimas. Tai gal gali papasakoti savo kelionę iki šios diagnozės? Taip. Tai iš tikrųjų, nežinau, aš manau, kad jau vaikystėje turėjau šiokių tokių nerimo epizodų, obsesijų, būtent minčių, tačiau jie netrukdė man gyventi visiškai. Pavyzdžiui, aš kai ėjau į mokyklą, visiškai nevažiuodavau į ekskursijas, nes galvodavau, kas jeigu kažkas atsitiks ir nebus šalia mamos. Bet, niekas to per daug nesureikšmino. Mamai šiek tiek keista buvo, aš aišku, mamai nesakydavau, dėl ko nevažiuodavau, sakydavau, nenoriu. Ir mama visada galvodavo, kas yra ta mano vaikai, nes visi įprastai nori, o jie visada nenori.
Bet kažkaip tik viskas ir nuėjo, nes tai netrukdė niekaip mano gyvenimo kokybė. Aš tekiau į mokyklą, gerai mokiausi, namie ten irgi buvau, nepaisant to, buvau toks įprastas vaikas, kuris žaidžia, valgo, visą kitą. Pirmasis toks stipresnis nerimo epizodas ištiko 11 klasėje, kai pakeičiau mokyklą. Ir šiaip buvau tokia gana pirmūnė, mokiausi tai gerai. Ir gavau iš matematikos pirmo kontrolinio 10, o iš antro atsiskaitimo gavau 6 ir man tai buvo nesuvokiama, ir kaip čia 6, ten su ašarom akyse namo grįžau ir gal šiandien atrodo iš tos perspektyvos juokinga, bet tada net mama kažkada neseniai išsidaiškė, sako, buvo baisu žiūrėt, nes aš tiesiog gulėdavau lovoje, nevalgydavau ir man tai atrodė kaip pasaulio pabaiga. Atsimenu, mama tada skatino mane nueiti pas psichologą, mokykla sako, na, ten pasikalbėti, gal tave nuramins ar kažkaip, bet mama paliko man pačiai spręsti ir aš tada nenuėjau pas ją ir tai viskas susitvarkė, nes nuėjau lietuvių kalbos mokytis. Nusprendžiau, kad nebestosiu į mediciną, į chemiją, niekur stosiu komunikaciją ir mano ateitis bus susieta su lietuvių kalba, nes ten labai gerai sekėsi rašyti rašinius. Ir, tas nerimas taip ir dingo, būdavo aišku, tuo laiku bėgant kažkokiu ir kitų nerimų, bet, tai yra įprasta emocija, kuris signalizuoja, kad jeigu tu nerimauji, kad tau reikia kažką daryti, ta prasme, kad kažkas gal iš išorės, ar tai peržengia tavo ribas, ar matai, kad tu esi kažkam nepasiruošęs ir tau reikėtų daugiau pasimokyti, kaip ir psichologė minėjo, kol tai netrukdo tavo įprasto gyvenimo, tol yra viskas gerai. Ir pastaruosius, gal dabar sakyčiau 3, bet buvo tokie 2 metai mano gyvenime, kurie buvo itin sudėtingi. Tai visų pirma, aš susiskyriau su savo ilgamečiu draugu, mes draugavom 4 metus. Tada pradėjau lankytis pas psichologę, geriau save pažinti, suprasti, tikrai sustiprėjau emociškai, geriau pasitikėjau savimi. Bet po pusės metų mirė man labai brangus žmogus, mano močiutė. Ir tuo laikotarpiu aš pradėjau nebemiegoti naktim. Konkrečiai nebemiegoti naktim, visada galvodavau, o kas jeigu. Labai pradėjau suprasti tą, kad žmogus yra laikinas ir kad aš irgi mirsiu ir iš viso išgyvenau tokį ir pyktį, kad kodėl man per šitą laiką tiek visko nutiko. Ir dar be šitų visų išgyvenimų, kurie buvo gana stiprus, reikėjo pasirūpinti ir savo darbą, kuriame dirbau, atlikti visas pareigas. Tuo metu dar ir studijavau magistrą, tai nelabai būdavo to laiko poilsiui. Ir visas tas ratas taip sukosi. Tada buvo dar nemalonių išgyvenimų, apie kuriuos nesu pasiryžus pasakoti, bet nežinau, gal ir nereikia turbūt. Bet pati susitvarkydavau. Būna užeina tas nemigos epizodas, porą savaičių pasikankini, po to kažkaip pradedi naktį su savim dirbti, kad, negalvok prie šitų dalykų, miegok ir kažkaip išeina pavyksta. Ir tada prieš metus nutiko stipresnis nerimo epizodas, jau tuo metu draugavau su savo draugu, visą laiką maniau, kad visą tai vyksta dėl to, kad aš viena esu ir tas nerimas puola, nes neturėjau to tokio saugumo jausmo. Susipažinau su savo draugu, viskas klostėsi gerai ir žodžiu, ir jau galvoju, dabar tai jau viskas susitvarkys, visi nerimai pasibaigs, viskas bus gerai, bet tada atsirado tam tikras trigeris, ne konkrečiai mūsų santykiuose, bet tiesiog iš išorės. Ir mane taip išmušė iš pusiausvyros, kad aš nieko nebegalėjau galvoti, mano galva užsisuko obsesinė mintim, o kas jeigu bus, tada pradėjau viską pasakoti savo draugui, jis visada rasdavo sprendimą tame, kad jeigu bus toks scenarijus, tai bus taip ir taip, tiesiog kad nuraminti mane. Tada mano galvoje kitas iš karto scenarijus, gal ne tą pačią minutę, bet kitą dieną, ir taip sukosi, kol aš iš viso nustojau keltis iš lovos, nustojau valgyti, numečiau labai daug svorio vos per kelias dienas, naktį prabusdavau nuo traukulių, nes tiesiog kūnas tiek būdavo išderintas, tu užmiegi, bet tu gal atsibundi, taip lyg viskas buvo tvarkoj, bet tu jauti, kad su tavo kūnu kažkas buvo. Ir po to jau supranti, kad čia tikriausiai buvo traukuliai. Ir nusprendžiau apsilankyti pas psichiatrę. Ir
tada jį man skiria vaistų ir juos geriau, bet čia jau atskira istorija, kaip po to priėjau prie ligoninės, tai gal labai nesiplėsiu, bet tas nerimas niekur nedingo, man tie vaistai nelabai padėjo tuo metu ir buvo, aš dirbau ligoninės komunikacijoje, tai pro mano srautą labai praeidavo daug neigiamų naujienų, ta prasme būdavo ir džiugių, bet būdavo, kadangi tai viena didžiųjų ligoninių, kurioje dirbau Kauno klinikos, ten atvykdavo patys sunkiausi atvejai ir tikrai ne kartą komunikavom apie tėvų sumuštus vaikus ir buvo konkretus atvejis, kur Klaipėdoje išmetė tėvas berniuko pro langą ir visa žiniasklaida pradėjo svarstyti, kad jis buvo turbūt psichiškai nesveikas ir antraštės ir mano galva tik užsikabino, palauk, man irgi gal kažkas negerai, o jeigu tu kažką sužeisi ir aš taip nuolat galvojau, tada kildavo ir tos tokios savižalos mintis, kaip ir sakau, nesu savęs žalojus, bet visada kildavo tas mintis, jeigu aš galiu kažką sužeisti, tai gal man geriau save sužeisti, kad aš kito nespėčiau sužeisti, toks kaip užburtas ratas. Na ir galiausiai, kadangi man negerėjo, tai priėjau prie ligoninės, atsiguliau ten ir man skyrė kitus vaistus, kurie padėjo, juos iki šiandien geriu ir nebuvo jokių atkritimų, daugiau obsesinių minčių. Šiandien kalbam su gydytoju apie tai, kad jau esu pasirengusi tuos vaistus mažinti ir gyventi be jų, tai pamažu judam link to. Bet, žodžiu, tai ta mano istorija tokia, man diagnozavo ligoninėje mišrų nerimo sutrikimą. Iš pradžių ėjo kalba apie obsesinį kompulsinį sutrikimą, bet aš kompulsijų neturiu tokių užkirkštų, kaip pasikartojantis įkyrus elgesys, turiu tik įkyrias mintis, tai gavau diagnozę mišrus nerimo sutrikimas, bet iš esmės gal ką ir einant gal labiau į pabaigą pridurčiau, ką išmokau ligoniniai, tai yra nesvarbu, kokia tavo diagnozė yra rašyta toje eilutėje, nesvarbu, koks yra kodas, tai gali būti depresija, gali būti nerimas, gali būti daug rimtesnius sutrikimus kaip šizofrenija. Yra svarbiausia mokėti suvaldyti simptomus, kad tu galėtum gyventi suvertį gyvenimą. Tai šitas dalykas yra svarbiausia, o ne diagnozės ir prie to kažkokie skaičiai parašyti. Kad pasidalinai. Ačiū, kad pasidalinai. Ačiū, kad abi pasidalinot savo patirtim. Ir kiek aš supratau, tai nerimas yra normalus jausmas, kuris, jeigu nekelia pavojaus tau. Jeigu netrukdo tavo kasdieniam gyvenimui, jeigu tu su tuo gali lengvai pakankamai sudoroti, tai yra tiesiog normali emocija. Čia būna ar kaip. O jeigu pajauti, kad jau kelia trikdį normaliam gyvenimui, tai reikėtų kreiptis pagalbos. Kai nukenčia kokybė ir gal kiek ir girdėjom iš jūsų istorijų, kad tarsi tai būna kaip kokia sniego gniūžtė, kuri vis ritas didėja. Ir dažniausiu atveju, tai žmonės kreipiasi, kai jau pasiekia tikrai tokią situaciją, kur tampa baisu, kas su tavimi vyksta. Tai tikrai taip dažnai buvo. Tai labai ačiū, kad žiūrėjote, o jeigu norite jūs pasidalinti savo patirtimi, galite tai padaryti komentarų skiltyje arba video aprašyme, rasite elektroninį paštą, kuriuo galėsite papasakoti savo istorijas ir tikrai į visas jūsų patirtis bus jums atrašyti. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjote, o kitame epizode galėsite pamatyti ir išgirsti daugiau psichikos sveikatos ambasadorių istorijų.